nemanykite, kad aš atėjau atnešti taikos, ne taikos. Pasaulis pavargęs siekia ramybės, vaistų pagalba, jogos pagalba, sekso pagalba. Tas vardas Jėzus tapo jiems kaip prakeiksmas. Neįmanoma taika be kovos, be jėgos. Oi, dar kiek mes čia darbą turėsim. Garbė Jėzui Kristui. Šalom jums. Šiandien kalbėsim apie Šalom karalių. Ramybės kunigaikštį, taikos karalių. Žodis šalom reiškia ir taiką, ir ramybę, ir harmoniją Dievuje. Tiesiog mūsų lietuviškas žodis ramybė jums biškelį per siauras. Ten žydai turi daugiau, kaip sakant, turinio tame žodyje, daugiau prasmių. Taigi, ką mes šiandien skaitysim pranašą Izaiją 9 skyrių, kas turit pratinkite sekti, nes aš blogai lietuviškai skaitau, darau klaidas, galiu jūs suklaidinti, galit netaip suprasti ir šiaip aš galiu prisigalvoti beleko paskui, jeigu jūs neseksit teksto ir kad turėtumėt progą apmastyti dar kartą ir įsigilinti, ir įsitvirtinti, ir biškį konteksto paskaityti. Tai labai rekomenduoju visada mūsų susitikimuose po ranka turėti šventą raštą arba bent telefone susirasti, atsižymėti, spalvelę kokią uždėti toj programėlėje, kad galėtumėt permastyti ir įsiminti tuos žodžius. Taigi, ką mes šiandien skaitom? Pranašą Izaiją 9 skyrių. Oi, čia dar bus krūva vardų. Nuo kokios 3 eilutės, kad biški daugiau užkabintumėm konteksto. Juk tu sutriuškina juos slėgusi jungą, jų pečius lenkusią kartį, jų nuožmaus priežiūrėtojo lazdą, kaip anuomet Midjano dieną. Visi sandalai karių trypusių mūšio maišatyje, visos jų skraistės išvoliotos kraujyje bus sudegintos ir pamaitins ugnį. Juk kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas, jis bus mūsų valdovas, jo vardas bus nuostabusis patarėjas, galingasis Dievas, amžinasis tėvas, ramybės kunigaikštis. Oi, dar kiek mes čia darbą turėsim. Reikės kada nors ir tuos vardus dar apmastyti. Jo viešpatavimas beribis, o taika begalinė. Jis viešpatavos Dovydo sostę ir valdys jo karalystę, tvirtins ir palaikys ją teismu ir teisumu, dabar ir per amžius. Galybių viešpaties narsa tai įvykdys. Taigi šitą pranašystę mes dažniausiai skaitom per Adventą, laukdami Kalėdų švenčių, mūsų viešpaties gimimo švenčių. Ir mums svarbu apmastyti, kas jis toks, kodėl mes minime, prisimename jo atėjimą, jo gimimą, jo darbus nuostabius, ką jis dėl mūsų padarė ir kas dar mūsų laukia, nes dar istorija nepasibaigė ir Dievo pažadai nepasibaigė. Jis žadėjo sugrįžti. Nes tokių yra ir prieštaraujančių žodžių Evangelijoje, kur prisimename, keistai skamba mums taip tame kontekste, nemanykite, kad aš atėjau atnešti taikos, ne taikos, o ne santarvės ir pranašauja, kad sukils namuose tėvai prieš vaikus, vaikai prieš tėvus ir net žudys ir panašiai. Taigi ir istorijoje mes matom, kiek daug niekšybių padaryta Jėzaus vardu. Tai pačių žydų tautai, bandant per jėgą priversti priimti Kristų kaip Mesiją atpirkėją, Europoje žydai prisikentėjo ir tai tą bandymą juos atversti
lygino su dvasiniu holokaustu. Ačiū Dievui, šiandien bažnyčia atsisakė tos pretenzijos, bet atrodo, kad mes viską padarėm per istoriją, kad žydams būtų neįmanoma priimti Jėzaus kaip savo atpirkėjo, tas vardas Jėzus tapo jiems kaip prakeiksmas. Todėl mes turim už tai atgailauti, kad iš tikrųjų išsipildytų visos pranašystės ir kuo greičiau, kad mes turėtume dalį tų pranašysčių išsipildyme ir kad iš tikrųjų sulauktume tų pranašysčių išsipildymo, kada apsireikš Jėzus kaip taikos karalius, nešantis taiką, sutaikinantis tautas. Be abejo, kai žmonės, sakykime, šeima, kažkas įtiki, pavyzdžiui, kažkas iš vaikų įtiki, o tėvai, kokie pagonys, kaip būdavo pirmųjų amžių krikščionių laikais. Tėvai persekioja, reikalauja ištikimybės protėvių tikėjimui, panašiai, tai įsiplieskia neapykanta, taip kaip ir pažydus, jeigu kažkas iš šeimos priima Kristų, kaip pavyzdžiui šventoji Edita Stein, tapo karmelitė, krikščionė, tarp kitko Europos globėja, žydė, dujų kameroj sunaikinta dėl to, kad žydė. Ji išgyveno irgi ir jos seseris pasiekė ją, bet ji išgyveno giminės atstumimą, jos tapo svetimos savo tautai, savo giminiai dėl Kristaus. Taigi tai nėra panašu į taiką, bet jos seseris priėmė Kristų. Per daug nekalbama, jos irgi tarp kitko dujų kameroje baigė gyvenimą, jos visos buvo sudegintos, kaip be būtų gaila ir skaudu, bet reiškinys toks, kai vaikai įtiki, liudija savo tikėjimą ir tėvai įtiki, pasibaigė tas karas. Pasibaigė tie persekiojimai, ta neapykanta bažnyčiai, Kristui kaip konkurentui. Tada, kai priima Jėzų kaip karalių į savo širdį, kiekvienas ateina taika, nes Jėzus ateina mūsų taikyti pirmiausia su tėvu, liudydamas tėvo meilę ir atleidimą, mus moko atleisti kitiems ir priimti kitus. Ir kai aš priimu tėvo atleidimą, man reikia atleisti savo pačiam, nes aš esu savo griežčiausias teisėjas. Ir tik su Dievo pagalba, pažinęs Dievo meilę, Dievo atleidimą, aš galiu atleisti savo pačiam. Atleidęs savo pačiam ir priėmęs save silpną, ribotą, klystantį, galiu priimti kaip tėvas su tėvo meilė ir kitą silpną, klystantį, galbūt man nusikaltusi. Meldžiamės Jėzaus išmokyti maldą, Tėve mūsų, atleisk mums mūsų kaltes, kaip mes atleidžiam savo kaltininkams. Taigi Jėzus mus veda pirmiausia į vidinį susitaikymą vien su kitu. Ir kai aš susitaikau su savim, į mano širdį ateina ramybė, susitaikau su artimu, su gyvenimu, su pasauliu, tada ateina šalom dar daugiau ir mes linkime viens kitam to šalom, žydų pavyzdžių, linkime tos taikos su Dievu, tos taikos viens su kitu, su savim viduj, tos ramybės, tos laisvės, išlaisvinti iš kaltės, iš gėdos, iš baimės. Mes patiriam laisvę, džiaugsmą, ramybę, šalom, taiką savo širdyse. Nustojam su savim kovoti, nustojam neigę savo skaudžias, gėdingas patirtis. Ir aš noriu dar vieną vietą jums perskaityti, baigdamas iš pranašo Zacharijo knygos. Didžiai džiūgauk Siono dukterie, garsiai krykštauk dukterie Jeruzalė, štai pas tave ateina tavo karalius, išaukštintas ir pergalingas, jis nuolankus ir joja ant asilo, ant asiliuko asilės jauniklio, jis išvarys kovos vežimus iš Efraimo, ir karo žirgus iš Jeruzalės, karo lankas bus sulaužytas ir jis skelbs taiką tautoms, jo valdžia bus nuo jūros lygi jūros ir nuo upės lygi žemės pakraščių, o dėl tavęs, dėl
tavo sandoro su manimi kraujo ir dėl tavo sandoro su manimi kraujo aš išlaisvinsiu tavo kalinius iš duobės, kurioje nėra vandens. Grįžkite į savo tvirtovę, vilties nepraradę kaliniai. Šiandien aš pareiškiu, kad grąžinsiu jums dvigubai, juk aš įtempiau Judą tarsi lanką ir Efraimą padariau jo strėle. Aš sukelsiu tavo sūnus Zione, padarysiu tave tarsi galiūno kalaviją prieš tavo sūnus Graikiją. Taigi viešpats kalba apie taiką, bet yra daug kovos ženklų. Neįmanoma taika be kovos, be jėgos. Mes pašaukti kovoti dvasinės kovas, kad tą laisvę, tą taiką išsaugotume, kad vėl jos neprarastume atlaidžiai, abejingai užleisdami pozicijas melui, kompromisams ir panašiai. Taigi viešpats Jėzus Jono Evangelijoje dar primena mums tokią tiesą. Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Taigi pasaulis pavargęs siekia ramybės, vaistų pagalba, jogos pagalba, sekso pagalba, pramogų pagalba, dar kažko, bet tai neužpildo žmogaus širdies. Jėzus duoda ramybę kitaip, per sutaikinimą su tėvu, sutaikinimą su savimi, per savo kraujo sandorą. Šlovė jam ir dėkingumas per amžius. Šlovė taikos, ramybės, šalom karaliui. Te palaimina jūs viešpats savo šalom stiprybės jums.